Apygardos teismas leido tęsti nutrauktus Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbus. Darbai buvo sustabdyti konkurso nelaimėjusiai bendroviai apskundus konkurso rezultatus. Jeigu paaiškės, kad bendrovės vadovai stabdyti darbus teismo prašė nemotyvuotai, tuomet į teismą ketina kreiptis Kauno oro uosto administracija. Visus Šengeno reikalavimus atitinkančio Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos atnaujintos. Atsižvelgiant, kad Kaunas gali nespėti gyvendinti Šengeno sutarčiai keliamus reikalavimus ir prarastų ES statybai skirtus 56 milijonus litų, Kauno miesto apygardos teismas nuėmė laikinas priemonės ir nutrauktas statybas leido pradėti. Nors teisėsaugininkai dar nebaigė nagrinėti ieškovų tapusios bendrovės Vėtrūnas skundo dėl esą neteisėto laimėjimo, kuomet teisė statyti terminalą buvo suteikta Jitkaustai. Greit bus mėnuo, kaip statybos vyksta pilnu tempu, orai yra palankus ir statybininkai tikisi pasivyti atsilikimą, kuris įvyko dėl šitų esminių procesų. Sucielas neslėpė, kad dėl nutrauktų darbų konkursą statyti terminalą laimėjusi bendrovė patyrė nuostolių, todėl esą turėjo teisę didinti statybų kainą, tačiau to nepadarė. Tuo tarpu oro uosto administracija neatmeta, kad laimėjus teismą atlyginti patirtus nuostolius bus prašoma oro uostai teismą padavusios Vėtrūnos. Jeigu mes pralaimėsim, mes turėsim padengti nuostolius, jeigu pralaimės tas, kas mus padavė teismą, jie turės padengti nuostolius, kurie kylo dėl šito proceso teisminio. Jeigu keleivių terminalas statys šiuo metu darbus atliekanti bendrovė Jitkausta, objektas kainuos 63 milijonus litų. Jeigu teismas bus palankus Vėtrūnai, keleivių terminalas pabrangtų 15 milijonų litų. Naujasis keleivių terminalas turi būti baigtas statyti kitų metų kovo mėnesį. Tarp miesto vadovų vis populiaresniais tampa išvažiuojamieji posėdžiai, kurių metu žiniasklaidos atstovų lydimi politikai neva aiškina